Sveiki, bičiuliai. Šiandien noriu pasidalinti tokią sudėtingesnę automatizaciją, kurioje naudosime papildomus įrankius Banner ir Google skaičiuoklės, kad galėtume sukurti šimtus vaizdo įrašų, banerių. Automatiškai tai reiškia, nereikės po vieną, aišku, galima ir po vieną visą tai daryti, bet tai padės sutaupyti laiko, jūs galite vieną dieną skirti tam reikalui ir, sakykime, sudaryti 30, 50 ar video, ar banerių reklaminių automatiškai ir nustačius automatizavimą, vieną dieną ar nustatytą laiką juos paleisti, kad jūs galėtumėt apreipti didesnį kiekį sekėjų savo ir pagerinti komunikacijas. Taip žvelgsime. Taip, šita automatizacija susideda iš dviejų dalių, ar ne? Tai reiškia, turime Google lentelę, į kurią užsipildome įvairiais produktais. Tai reiškia, šiuo atveju yra nekilnojamo turto agentūrai padaryta namų foto, kaip pavyzdys. Mes susidedam namus, kainas užsipildome, pavadinimus, Greenwood Alley, Marketora City, brokeris, pardavėjas. Čia, aišku, galime datas užsipildyti. Ir pradžioje šitie visi būna pasijungus prie paskyros Banner paskyros. Čia gal aš jums truputį parodysiu Banner. Jie yra mokamas servisas. Jie suteikia nemokamų tik tai 30 bandomųjų API prisijungimų, ar ne? Bet vėliau už $49, reiškia, mes gauname 1000. Tai tikrai čia yra, ne 1000 jūs galite tų filmukų pasidaryti, bet pakankamai ten mėnesiui 100 tikrai, gal ir daugiau. Tai prisijungus prie šitos paskyros mes nueiname į projektus. Ir čia kaip pavyzdys yra sukurti nekilnojamo turto baneriai. Reiškia, jūs pasirenkate savo patinkantį banerį, ar ne, ir pavyzdį, jūs čia galite visą tai pasidaryti rankiniu būdu. Tam, kad to nereikėtų rankiniu būdu daryti, mes sukūrėme automatizaciją, kuri, reiškia, imdama iš šito pagal API raktus, imdama, čia yra sukurtas mano bandomasis, tas galima bus sukurti, reiškia, automatiškai tokius filmukus. Aišku, čia yra video, čia antras etapas. Pirmajame etape mes kursime štai namas Marketora City, pardavėjas, pavadinimas ir kaina. Visus šitos jisai užpildom automatiškai iš šitos paskyros. Reiškia, jeigu mes visus šitos supildytumėm langelius, pajungia šitą mūsų automatizaciją, ar ne, jinai ima iš numatytos Banner automatizacija, iš Banner automatizacijos Google šito, jis paima šitą visą informaciją, atiduoda į Banner. Čia šiuo atveju yra Banner video.
Kaip pavyzdys čia yra parinkta video paskyra. Užpildžius šitos langelius, tai reiškia, ką mes keičiame čia avataras, tai čia pavadinimas ar ne, pakeičiamas, toliau pakeičiama kaina, pakeičiamas tekstas ir paleidus per webhooką sukuriamas baneris ir užpildoma lentelė. Lygiai taip pat šitam puslapis yra, čia yra listing, čia video content. Tai čia vat yra vėlgi čia iš Google Drive pasiėmėme nuotrauką. Šiuo atveju čia nemokamas servisas yra, kuris suteikia nemokamus video filmukus. Aišku, video filmus mes galime kurti patys, bet jeigu mes pasinaudojame nemokamu filmuku, čia galime užrašyti reklaminį tekstą, galime pajungti audio, reikėtų čia į šitą langelį, tada įdėti dar papildomą langelį su audio. tą audio pasitalpinti Google dokuose ir tuomet šitas baneris, tas banerio kūrimas automatas sukurtų papildomai ir garsą pridėtų. Na tai vat šitiek, visas šito privalumas, galima visą tai padaryti rankiniu būdu, nėra tai sudėtinga, tik tiek, kad nustačius automatizaciją galima padaryti tai paprasčiau. Šitas servisas siūlo kažkokius pavyzdžius ar ne, tai vat mes pasinaudojam šito template'u, šito pavyzdžių, galima tai naudoti ne tik tai nekilnojamam turtui. Matoma, kad čia galima kurti įvairius pavyzdžius, ar ne, kurie keistusi priklausomai nuo nustatytų langų. Bet aš čia pagal pavyzdį matau, kad čia turbūt daugiau naudojama nekilnojamo turto kažkokiems reklaminiams projektams. Create new project. Tai va, tai tokia nedidelė automatizacija, kurią galim sukurti maždaug per gerą valandą, tikrai galima užpildyti ją, mėnesiui gal ne, nes filmukų turėtumėm daugiau pririnkti. Bet tai pakankamai nedidelis laiko tarpas. Dėkui, tai tiek šiandien.